Sveiki atvykę į labai svarbų video. Bitcoinas šiuo metu testuoja savo previous all-time high resistance lygį, kuris yra ties 70 000. Labai svarbios naujienos įvyko, tiesiog mega bullish. Jeigu šios naujienos išsipildys, tai Bitcoinas tikrai keliaus iki 250 000, tai yra iki 250 000 vertės, bent jau mano manimu. Taigi iš karto keliaujam, pasižiūrim, spaudžiam like, subscribe, nepraleidžiam šių video, daug visokių naujienų vyksta. Bullrunas tikrai jau už kampo ir visi tie kainų judėjimai, kurie laukia, tikrai greitų metu įvyks. Taip pat kviečiu prisijungti jūs į savo Telegramo grupę, kur visą nusiunčiu, kai išeina naujas video. Taip pat ten darome analizės, visas svarbiausias naujienas, ką jos reiškia ir visa kita. Taigi visas veiksmas vyksta tenais ir planuoju siūsti ten kartais ir savo prekybos idėjų ir taip toliau. Taigi dabar nueikime į linką ir prisijungime ir dabar keliaukime iš karto prie visų naujienų. Tai kol kas prieš tai trumpas kontekstas, kas vyksta infliacijos reikalais Amerikoje, nes nuo to priklauso palūkanų mažinimas arba jos liks tokios pačios. Tai US Core PC, tai iš esmės tiesiog infliacija. Matome, kad šitą mėnesį, tai yra Liepos 26, išėjo infliacija šiek tiek didesnė nei buvo pranašauta ir iš esmės ji liko tokia pati kaip ir praeitą mėnesį, bet pranašauta buvo, kad ji šiek tiek sumažės, bet jie nesumažėjo, kas nėra labai gerai, tikrai nėra idealu, nes tai reiškia, kad vis tiek Fed laukia, kada infliacija nusileis kuo arčiau 2%, bet šitas indikatorius visi žino, kad jis yra laginantis ir tai reiškia, kad infliacija greičiausiai leidžiasi, bet tiesiog šis indikatorius nespėjo to pagauti, visi tą žino. Tai ir vis tiek dabar, kada tikimasi palūkanų mažinimų, tai yra šiuo metu 93%, kad bus rugsėjo mėnesį, tai reiškia, kad šitą mėnesį per FOMC meeting, tai reiškia per Fed susirinkimą dar greičiausiai liks palūkanos tokios pačios ir keliaujam toliau. Taigi įvyko labai svarbus reikalas, tai Trumpas šnekėjo per Bitcoin Nashville konferenciją. Tai kas negirdėjote, tai Nashville'e Amerikoje vyko Bitcoino konferencija ir pirmą kartą gyvenime ten šnekėjo kandidatas į prezidentus, tai šiuo atveju tai buvo Trumpas ir buvo labai daug pasakyta svarbių naujienų, kurios jeigu išsipildytų, tai reiškia iš pradžio, jei Trumpas būtų prezidentas, o kitas dalykas, jeigu jis išpildytų savo visus pažadus, tai tikrai nusiųstų Bitcoiną bent jau iki 250 000, easy, mano manimu. Gerai, tai tiesiog svarbiausi dalykai, kurie buvo aptarti. Tai pirmasis dalykas, kad Trumpas pažadėjo pirmą dieną atleisti Gary Genslerį iš SEC pozicijos. Tai tie, kas nežino, Gary Gensleris dabar 4 metus buvo SEC chairman, tai yra SEC vadovas ir ji Amerikoje tiesiog buvo naikinanti visą rinką ir šitas pats Gary Gensler buvo tiesiog žiauriai anti-kripto. Tai pirmasis jo darbas, tie, kas nežinote, tie, kas girdėjote, tai žinote, koks žmogus kriptovaliutoj rinkai blogas yra Gary Gensleris, tiesiog atakuodavo tas kriptovaliutas ir taip toliau. Tai pirmas žingsnis būtų jį atleisti ir pasamdyti pro Bitcoin SEC chairman, tai reiškia ta institucija Amerikoje, kuri reguliuoja kriptovaliutas, turėtų pro kripto žmogų. Tai būtų tiesiog masiškos naujienos. Kitos, sukurti Amerikos strateginį rezervą su Bitcoinu. Tai reiškia irgi, tai įsivaizduokite, visa šalis perka savo strateginėme rezervę Bitcoiną. Tai mano manimu čia yra labai logiškas žingsnis, nes įsivaizduokite pirkti su pinigais Bitcoiną, kuris pakils ir gali padėti jiems sumažinti savo national debt, nes kaip žinote, dabar Amerikos skola pasiekė 35 trilijonus dolerių, tai yra tiesiog neįtikėtina. Tai mano manimu čia jiem yra geras sprendimas, bet demokratai nieko panašu, kad neplanuoja, jeigu jie laimės. Tai ir tada, kad Amerikos vyriausybė pasiliks visą Bitcoiną, kas irgi yra svarbu. Ir čia, kad aišku, tada jau tiesiog kiti dalykai yra, čia daug svarbių dalykų, per visus dabar neįsim, bet pavyzdžiui, čia įdomu, kad Trumpas nori padaryti Jungtinės Amerikos valstijas crypto capital of the planet. Tai realiai tiesiog, kad esmė tokia, kad dabar Amerika yra labai netinkama kriptovaliutom. Šnekėjo senator Loomis, tai irgi šnekėjo toje pačioje konferencijoje, neatsimenu ar prieš ar po Trumpo, bet esmė, kad jie taip pat siūlo Amerikai nupirkti 1 milijoną bitkoinų per 5 metus. Tai reiškia 685 bitkoinus kiekvieną dieną 5 metus. Tai reiškia, jie pirktų bitkoiną 5 metus. Tai įsivaizduokite dabar, jeigu pradėtų šalys pirkti bitkoiną, prie ko mes dar prieisim, galim iškart prieiti. Hongkongo
lawmakers pushes to include Bitcoin in strategic financial reserve. Tai kai atėjo šis bullrunas, visi tikėjosi, kad tas dalykas, kuris bus toks kaip energija šiam bullrunui, tai bus Bitcoin ETFs, tai reiškia institucijos. Iš pradžių būdavo tik žmonės pirkdavo kriptovaliutas ir išaugdavo tą visą bullruną. Dabar jau perka ir institucijos, tai kurios dar padidins dydį bullruno. Ir buvo manoma, ir aš taip galvojau, kad kitą bullruną vėl turi būti kažkokia istorija. Tai ta istorija būtų bus, kad šalys perka kriptovaliutas, tai yra Bitcoiną. O dabar netgi viskas vyksta daug anksčiau, vyksta per šitą bullruną. Matome, kad šalys jau realiai svarsto ir jeigu išrinks Trumpą, pradės pirkti Bitcoiną į savo strateginius rezervus. Ir tas pats būtų ir Hongkongui, nes prasidės tokie realiai kaskada. Nusipirks Amerika, tada pirks Hongkongas, Kinija ir taip toliau, nes nežinau, kas pirks toliau, bet pradės šalys pirkti Bitcoiną. Tai įsivaizduokite, kaip tai pastumtų kainą į priekį. Dabar kokia yra situacija dabartinė su Bitcoino techninė analizė, tai yra šis žemėjantis trendlinas, kuris yra dabartinis stipriausias resistance lygis. Kaip matote, čia buvo pirmasis testavimas, tada antrasis, trečiasis, ketvirtasis, jau 5 kartus šis resistance lygis atlaikė spaudimą. Ir ką aš dabar manau, kas dabar bus, kadangi apart visų pažadų ir viskas jau yra įskaičiuota. Ir buvo ir Ethereum ETFs, viskas buvo. Aš manau, kad dabar mes tikrai dar per anksti pralaužti šį lygį. Aišku, visko gali būti. Gali būti, kad mes pralaušim kažkur čia ir konsoliduosimės. Bet ką aš manau, kad dabar kaina apsisuks šiek tiek, gali šiek tiek aukščiau nueiti, šiek tiek žemiau, bet manau galiausiai grįš iki kažkur čia arba iki kažkokio kito vidurio, nes čia dabar yra daug resistance lygių. Galbūt grįš iki čia ir manau bus dar kažkokia paskutinė konsolidacija per visą rugpjūčio mėnesį ir tada maždaug iki rugsėjo kažkur, nes rugsėjo mėnesį taip pat turėtų būti jau mažinamos palūkanos ir tada bus tiesiog tas didysis šuolis, kada šaus pirmas Bitcoinas ir šaus kitos kriptovaliutos. Toks jausmas lyg buvo labai daug viskių giga bullish naujienų ir jas kaina jau įskaičiavo. Taip mes pasiekėme šitą resistance lygį, bet dabar ar kažkas išeis, kas pramuš lygį, nebent Fed sugalvotų mažinti palūkanas netikėtai šitą mėnesį, tada tai pralaužtume, bet apart to aš manau, kad dar tiesiog yra visgi anksti pralaužti būtent šį lygį. Bet kaip minėjau, Bitcoinas, jeigu įvyks visos tos naujienos, jei Trumpą išrinks ir tiesiog pradės Amerika pirkti Bitcoiną ir pasikeis visi žmonės į pro kripto, tai bus tiesiog crazy bullrunas ir tiesiog užsipompos visus kriptovaliutos. Ir prieš paskutinis dalykas šiame video, ką dar noriu apžvelgti, tai pastebėjau labai daug viskių techninių indikatorių jau pradeda rodyti buy signalus Bitcoinų. Visgi Bitcoinas jau konsolidacija buvo virš 100 dienų, tai jau labai yra daug. Ir čia yra ne pirmasis buy signalas, jau aš mačiau Twitter'yje daug visokių analitikų, jie turi skirtingus techninius indikatorius ir jie jau pradeda mesti visokius buy signalus. Pavyzdžiui, čia Titan of Crypto, matome, kad visur, kur buvo pas jį buy signalas, ten kriptovaliutos, tai šiuo metu Bitcoinas pakildavo apie 200%, 68, 73, vėlgi čia buvo buy ir 169 ir čia dabar irgi buvo kapituliacija šiokia tokia ir dabar buy signalas. Tai tiesiog jau yra akivaizdu, kad labai mes arti esame to didžiojo bullruno. Negaliu duoti 100, bet iki 90%, kad iki rugsėjo pabaigos jau seniai būsime pralaužę šį lygį ir Bitcoinas bus ne mažiau 80 000 iki rugsėjo pabaigos. Tada bus spalis, lapkritį rinkimai, jeigu išrinks Trumpą, tai tiesiog Bitcoinas skris į viršų ir visos kriptovaliutos seks. Tai jau čia yra ne pirmas toks signalas, kurį matau iš Twitterio analitikų, tai yra labai gerai. Tik sakau, tai nereiškia, kad dabar Bitcoinas rytoj pakils į didelės aukštumas, bet tai reiškia, kad jau greičiausiai nebus tokios kapituliacijos, kaip buvo per Mt. Gox ir panašiai. Ir paskutinis dalykas irgi giga bullish, tiesiog neįtikėtinos naujienos, dar viena valstijų pensijų fondas nusiperka Bitcoino. Tai dabar jau čia yra 3 valstija, kurio pensijų fondas nusiperka Bitcoino. Tai čia yra irgi massive, nes irgi jeigu visi dabar fondai pensijų, įsivaizduokit pensijų fondus, kokio jie yra dydžio.
jie dabar pradės pirkti Bitcoin ETFs. Taip dabar yra pati pradžia, tik 3 dar, galbūt kai prasidės bullrunas bus daugiau, bet čia yra tiesiog giga bullish naujienos, nes dabar ne tik institucijos svarsto pirkti Bitcoiną, bet ir šalys ir dar visokie pensijų fondai ir taip toliau. Tai nežinau, kas įvyks šitą bullruną, kas jau įvyks kitą bullruną ir taip toliau, bet jeigu visos šios naujienos išsipildys, ir Trumpą išrinks prezidentu ir taip toliau, net jeigu ir neišrinks, vis tiek daug yra teigiamų naujienų, bet jeigu išrinks, tai Bitcoinas bus tikrai keliaus dar aukščiau. Taigi tiek šiam video, labai daug bullish naujienų, jeigu kas patinka šį video, spausti like, subscribe, nusimato labai įdomus metai, taigi sekit kanalą, prisijungit į mūsų Telegramo grupę, nes ten jau turime 130 žmonių ir ten analizuojame rinkas ir tiesiog aktyviau reiškime visokias naujienas, visokias techninės analizės ir taip toliau.